Stažuotėje praleidau 5 mėnesius, buvau Milane, Italijoje, privačiam universitete. Tai yra komunikacijos universitetas ir daugiausia orientuojasi būtent į komunikaciją. Konkrečiai daugiausia laiko praleidau neuromarketingo laboratorijoje. Iš tiesų, tie 5 mėnesiai labai greitai prabėgo ir dabar galiu pasakyti, kad net nesitikė, kad 5 mėnesiai jau praėjo. Turbūt didžiausią įspūdį paliko būtent neuromarketingo laboratorija, nes tikrai neturėjau jokio ankstesnio supratimo, kaip vyksta tyrimai, kaip jie organizuojami, kaip vienu metu derinamos skirtingos programos. Ir būtent tas tyrimo organizavimas, tyrimo dizaino sudarimas, galiausiai pačių dalyvių pakvietimas į eksperimentą, tai turbūt buvo ta pati įdomiausia dalis. Kita vertus, su kolegomis sudalyvavom 2 konferencijose. Taip pat buvo galimybė dalyvauti kitose paskaitose, pažiūrėti, kaip veda paskaitas bakalauro studijų studentams. Ir galiausiai iš tiesų sutikau labai daug ir įdomių žmonių, jaunų doktorantų. Tikrai rekomenduoju rinktis kuo ilgesniam laikotarpiui, kadangi pati irgi būdama Italijoje aš prasitęsiau stažuotę, tai yra iki 5 mėnesių, todėl kad kartais nėra galimybė sutikti tam tikrų žmonių. Todėl, kad jie yra užsiėmę, kaip ir sakiau, pavyzdžiui, vienas mano profesorius, kuris dirbo aktyviai Expo parodoje ir jeigu aš būčiau buvus trumpesnį laiko tarpą, aš tikrai nebūčiau užmesgus tokių kontaktų, būčiau neturėjęs tokios patirties. Todėl, kad turėjau galimybę dirbti ir kitame mieste, kitoje laboratorijoje, pamatyti, kaip kita komanda dirba. Tai tiesiog unikali galimybė ir jeigu tu esi trumpesnį laiko tarpą, tu tiesiog negali viso to pamatyti, galų gale ir visų žmonių sutikti ir vėlgi. Net ir iš savo teorijos, iš disertacijos galiu pasakyti, kad ilgesnio laiko reikia norint sukurti santykį, ar ne? Tai lygiai tas pats ir čia. Todėl rinktis kuo ilgesnę, tiesiog važiuoti, bandyti ir ieškoti tų kontaktų, nes tai praplečia galimybės.